Šiaurį užsakė esu, irgi, kaip ir verslininkas visą gyvenimą buvau, nuo pat vaikystės, varba save reikia pasakoti, nuo vaikystės, kai baigiau mokyklą, nusprendžiau, kad aš dirbsiu savo, bet tada buvo socialistinė sistema, nebuvo galimybės verslai, tai sakiau, remontuosiu televizorius ir tenais pats dirbsiu, kiek padarysiu, tiek uždirbsiu, tokias galimybės. Bet paskui pasikeitė, tai dirbau visą gyvenimą su kopijavimo spausdinimo įranga. Dabar Kaune yra irgi biuro mašinos tokia įmonė, filialas čia Lietuvoje. Su Šarpu dirba kopijavimo aparatais. Buvau vienas iš akcininkų. Dabar esu pardavęs, paskui dirbau su žuvim, dariau kas dėl sielos, auginau eršketus. Miesto ūkis LT mano tinklapis jau atidavau kitiems, jau dabar ten kiti pavadinimai dar yra. Tai va, irgi gerai sekėsi viskas, bet ir tą pardaviau. Ir dabar pusiau bedarbis. Tai trumpai paminėjau. Šiaip esu Šiaulių Laisvųjų krikščionių bažnyčią lankau, o tikintis esu nuo vaikystės. Čia, aišku, reikėtų liudijimą atskirą pasakyti. Gerai, tai va tiek apie mane. O šiandien iš tikrųjų norėjau jums papasakoti sėkmės istoriją. Kai aš dirbau pardavimuose, su pardavimais, mes pasakodavom vieni kitiems sėkmės istorijas. Jos pasakojimas yra tam, kad mes galėtumėm iš jų pasimokyti. Ir viena iš tų istorijų yra Biblijoje. Manau, kad daugumą jie žino, beveik visi greičiausiai žino. Ir greičiausiai gal ir ne vieną pamokslą iš šitos Biblijos vietos esat girdėję, tai dabar bus dar vienas. Ir ta sėkmės istorija tai yra Juozapo istorija. Jo. Ir jeigu iš tikrųjų galbūt šitą istoriją būtų svarbi išgirsti šitą istoriją, tą sėkmės istoriją, prisiminti būtų svarbu tiems, kas išgyvena sunkumus. Ypač jeigu kas turi sunkumų arba išbandymų ilgą laiką. Ir mes nežinom, ką daryti su tais sunkumais, kaip mums iš jų išeiti, kas bus toliau, kaip mums pasielgti. Tai va šitą istoriją tiems. Manau, kad sunkumus išgyvename, turime visi 100%, tik tais mes skirtingai jas įveikime. Tai va šitą sėkmės istoriją, kaip Juozapas su tais sunkumais gyveno, mes norėčiau, kad dabar pasiklausytume. Taigi, Juozapo istorija, jo gyvenimo istorija prasideda nuo jo vaikystės. Priminsiu jums, gal jį kad ir skaitėt, kai jis gimė, mirė jo mama. Reiškia, ne iš karto gimdydama jo jaunesnį broliuką, mirė jo mama. Tai galima sakyti, kad Juozapas, būdamas dar labai mažas, mes nežinom kiek jam metų, bet buvo tikrai mažas dar, mirė jo mama. Jo istorija prasideda nekaip, nes jeigu kas neturėjot mamos, turėtų suprasti, ką reiškia prarasti mamą. Tai toliau mes skaitome, kad Juozapas turėjo 11 brolių. Ir mes skaitome, kad broliai jo nemylėjo, neapkentė. Galima sakyti, kad Juozapas augo neapykantos atmosferoje. Jeigu kas nors gyvenime yra pagyvenęs kažkiek neapykantos atmosferoje, ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų darbo vietoje, turėtų įsivaizduoti, kaip tai sunku. Kaip tai sunku diena iš dienos, kai tavęs nekenčia. Taigi, paskaitykime, pailiustruoti tai iš pradžios knygos 307 skyrius 3-4 eilutę. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už kitus savo sūnus, nes jis gimė jam sulaukus žilos senatvės. Tėvas jam padarė margą apdarą.
Jo broliai pastebėjo, kad jo tėvas Juozapą mylė labiau už visus brolius, neapkentė jo ir nesugyveno su Juozapu. Ir toliau mes skaitome, kad nežiūrint tos sunkios atmosferos, Juozapas išliko toks naivus, atviras, pasitikintis, pažeidžiamas. Ir tai mes matome iš tokios istorijos, kai Juozapas sapnavo vieną sapną. Juozapas sapnavo sapną ir čia buvo 307 skyrius, 5-11. Paskaitykime. Kartą Juozapas sapnavo sapną ir jį papasakojo savo broliams. Tada jie ėmė dar labiau jo nekęsti. Jis jiems tarė: pasiklausykite mano sapno. Štai mes rišome pėdus laukuose. Mano pėdas atsistojo ir stovėjo tiesus, o jūsų pėdai sustojo aplinkui ir nusilenkė prieš mano pėdą. Broliai jam atsakė: bene būsi mūsų karalius, o gal mus valdysi. Ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų. Žinote, mes gudrus pasidarom tokie, ne viską pasakom ir žinom, kur ką galima, kur ne. Ypač gerai moka tai politikai, žino, kaip tai populiom frazėm pasakyti: kelsim, didysim, gerinsim, nieko nepasakius. Tai va, bet Juozapas buvo atviras ir paprastas, mes matom, kad jis susapnavo, papasakojo ir jie dar labiau jo pradėjo neapkęsti. Ir kartą, kai tėvas nusiuntė Juozapą aplankyti savo brolius ganykloje, jų neapykanta jam pasiekė apogėjų arba viršūnę, jie nusprendė jį nužudyti. Ir jie pačiupę jį nurengė ir įmetė į duobę, patys nuėjo valgyti. Bet atsitiko taip, kad tuo metu ėjo pirklių karavanas ir jie persigalvojo ir nusprendė parduoti jį vergovę. Taip jis kartu su karavanu, su tais pirkliais, jis atsidūrė Egipte. Ir Egipte vergų turguje jį nupirko Patifaras, tai yra Egipto faraono sargybos viršininkas Patifaras. Taip jis atsidūrė pas Egipto faraono viršininką namuose. Bet atsitiko taip, kad ten nėra daug aprašoma šventam rašte, bet galim to suprasti, kad matyt Juozapas patiko Patifarui, jis gerai dirbo, jis nenuleido rankų. Ir Patifaras pastatė jį viso jo turto valdytojui. Paaukštino jį. Reiškia, jis, būdamas jaunas, jį pardavė, jam buvo 17 metų, beje, atrodo. Tai va, ir jis jau buvo pastatytas viso Patifaro turto viršininku. Bet atsitiko taip, kad į jį padėjo akį Patifaro žmona. Ir paskaitykim šiek tiek apie tai. 39 skyrius, 7-9 eilutės. Po kurio laiko jo valdovo žmona atkreipė dėmesį į Juozapą ir tarė: sugulk su manimi. Bet jis jai atsakė: mano valdovas nieko nesirūpina ir visą, ką jis turi, atidavė į mano rankas. Šiuose namuose nėra didesnio už mane ir jis nieko man nedraudžia, išskyrus tave, nes tu esi jo žmona. Kaip tad galėčiau padaryti tokią piktadarystę ir nusidėti prieš Dievą? Man šitą vietą labai patinka, todėl kad ji man susišaukė su Dievo įsakymais. Jėzus sako, kokie pagrindiniai Dievo įsakymai: mylėk viešpatį Dievą, ar ten Dievą visas širdimi, visas sielą, visomis jėgomis, visų protu ir savo artimu kaip save patį. Du dideliai įsakymai. Ir šitos eilutės aš matau abu tos įsakymus ir jų vykdymą. Jis sako, kaip aš galiu nusidėti prieš mano valdovą, kaip aš galiu prieš Patifarą, jis man tiek gero padarė. Aš negaliu nusižengti meiliai jam, meilę savo viršininku.
Iš kitos pusės, sako, kaip aš galiu nusidėti prieš Dievą. Reiškia, abu tie įsakymai aš matau šitoje eilutėje. Ir Patifaras, aišku, atsilaiko šitai pagundai ir tada, ne Patifaras, Jozapas. Ir tada Patifaro žmona, toliau istoriją mes skaitome, kad jie apkaltina jį priekabiavimu ir Jozapas atsiduria kalėjime. Taigi, kalėjimas tai yra visų jo kančių viršūnė, man jau taip. Ir tos jo kančios vis auga. Jis, galima sakyti, jo gyvenimo sunkumai prasidėjo nuo vaikystės. Ir tie sunkumai ėjo vienas po kito ir tik didėjo. Štai jis atsiduria kalėjime, kuriame tu gali būti užmirštas visam gyvenimui ir jo situacija tik blogėja. O jis yra ištikimas Dievui, jis myli artimą, bet jo gyvenimo situacija tik blogėja, žingsnis po žingsnio. Tačiau mes skaitome toliau, kad ir kalėjime, kaip dabar pasakytų, už pavyzdingą elgesį, reiškia, jį išaukština ir pastato kalėjimo prižiūrėti kalinius visam kalėjimui. Reiškia, mes vėl galim spėti, kad Jozapas, būdamas kalėjime, nenuleido rankų. Jis darė, ką galėjo. Ir atsitiko taip, kad su jo kartu kalėjo du faraono tarnai, tai vynininkas ir duonininkas, ir jie abudu sapnavo pranašiškus sapnus. Žinot, būna sapnų visokių, bet kartais būna pranašiškai sapnai. Ir jie kažkokius pranašiškus sapnus sapnavo ir Jozapas jiems išaiškino. Pagal tai vienas iš jų bus išlaisvintas ir atstatytas pareigose, o kitam bus nukirsta galva. Ir taip ir atsitiko, kad po kiek laiko vynininkas buvo išleistas iš kalėjimo ir atstatytas pareigose, o duonininkui buvo nukirsta galva. Kai vynininkas išėjo iš kalėjimo, Jozapas paprašė, tu mane prisimink, kai būsi pas faraoną. Bet, žinot, išėjo, laimingas, viskas gerai, jisai pamiršo. Bet vėl atsitiko taip, kad tada faraonas susapnavo pranašišką sapną, kurį sunkiai kas galėjo išaiškinti. Tada vynininkas prisiminė, kad ten kalėjime yra toks Jozapas, kuris man, duonininkui, išaiškino sapnus ir abudu jie išsipildė. Ir tada faraonas pasikvietė Jozapą ir Jozapas išaiškino tą sapną. O to sapno esmė buvo, kad buvo dabar ateis 7 derliaus metai, po to ateis 7 nederliaus bado metai. Ir kad per tos 7 derliaus metus reikia sukaupti atsargų, kad galėtumėm išgyventi tos bado metus. Ir faraonui patiko Jozapo išaiškinimas. Ir faraonas pastatė Jozapą viso Egipto valdytojų. Jį išleido iš kalėjimo, jį pastatė viso Egipto valdytojų. Taip pat faraonas davė jam žmoną Egiptietę, su kuria jis susilaukė vaikų. Ir pas jį buvo susilaukė 2 sūnų. Ir paskaitykime šitą vietą apie Jozapo sūnus. Tai yra 41 skyrius 51-52 eilutės. Jozapas pirmąjį pavadino Manasu, Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus. Antrąjį jis pavadino Efraimu, Dievas padarė mane vaisingą mano vargo šalyje. Ir šitos eilutės man yra labai svarbios, kurios apibūdina Jozapą ir jo mąstyseną. Iš to mes matome, kad kaip pirmą pavadino Manasu, Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus. Iš tos eilutės matau, kad Jozapas iš tikrųjų išgyveno visus tos sunkumus. Jam buvo sunku išgyventi išdavystę, savo brolių, atskirti nuo savo artimųjų, namų praradimą. Taip, jam buvo sunku išgyventi.
Iš kitos pusės mes matom, kad jis atleido. Jis paleido, jis atleido visus tos sunkumus. Žinot, čia aš matau tobulą atleidimą. Žinot, kažkada esu pamokslavęs apie atleidimą. Kaip atrodo tobulas atleidimas. Žinot, mums kartais gyvenime tenka atleisti. Ypač bažnyčioje galiu pasakyti. Ypač protestantiškai bažnyčiai, kur mes arti viens kito. Be atleidimo nieko nebus. Iš karto sakau, nieko nebus. Mes tikrai anksčiau ar vėliau vienas kitą įskaudinsim, net to nenorėdami. Todėl atleidimas labai svarbus. Tai tobulas atleidimas mes mokomės iš Dievo. O kaip Dievas atleidžia? Dievas, Biblijoje parašyta, Dievas atleidžia ir nebeprisimena. Tobulas atleidimas tada, kai mes nebeprisimenam tos mūsų skaudos. Taigi Juozapas dėkoja Dievui, kad jam pavyko atleisti. Ir pagal antrą sūnų vardą Efraimų Dievas padarė mane vaisingą mano tėvo vardo šalyje. Juozapas yra dėkingas už tai, kai jis gavo. Jis yra dėkingas. Taigi, tai irgi apibūdina Juozapą. Jis atleido ir jis dėkingas. Išgyvenęs tik daug sunkumų, jis yra dėkingas. Na, toliau seka istorija, kai ateina badas ir jo broliai ateina pas jį ir jis visokiais gudrybėm bando juos suvilioti pas save. Galiausiai teka jam išsiduoti, kad tai Juozapas, jie išsigąsta, bijo keršto, bet jis, aišku, jiems atleidžia, jis jos nekeršia, jis kaip tik jis pasikviečia, jis sudėkia jiems geriausias gyvenimo sąlygas Egipte ir galiausiai jis susijungia su savo šeima. Ir galima sakyti, čia yra ta laiminga pabaiga, kai Juozapas vėl kartu su visa šeima ir jie kartu visi yra Egipte. Ir tuo metu jam, jeigu pagal mano skaičiavimus, pagal tą chronologiją, aš tiksliai nežinau, gal geriau kas skaičiuoja, jam buvo virš 37 metų, tiksliai nežinau kiek, 40 ar kiek ten metų, kai jau tas sėkminga istorijos pabaiga. Na ir dar paskaitysim dar vieną vietą iš 45 skyrius, 7-8 eilutės. Kaip Juozapas visą tą nueitą kelią įvertino. Kaip jis vertino tą kelią savo praėjusį tą gyvenimą. Dievas atsiuntė mane pirmą jūsų, kad išsaugotų jūsų palikuonis ir išgelbėtų jūsų gyvybės dideliu išgelbėjimu. Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Jis mane padarė tėvu faraonui, visų jų namų tvarkytojų ir Egipto šalies valdytojų. Taigi, mes matome, kad visa tai, kas su juo atsitiko, visus tos nesėkmės ir sėkmės, jis vertina kaip iš Dievo duotus. Tai irgi apibūdina jis priima viską, kas su juo atsitiko. Jis sako, tai man davė Dievas, aš tai priimu, nes man davė Dievas, ne šiaip. Tai va. Na, aš išskyriau 4 dalykus, ką iš Juozapo galėtume pasimokyti. 4 punktus. Žinoma, jeigu jūs skaitysit patys tą istoriją, jūs galėtumėt surasti gal 6 ar kitokius punktus. Nes kartais mes Šiauliuose, Juozapas patvirtins, mes susėdam prie baltojo stalo ir trupučiuką aptariam, ką girdėjom per pamokslą, kartu su pamokslininku. Ir kartais aš pasiklausau, užsirašau vienus punktus, o kiti pasako kitus, galbūt jie būna dar svarbesni, arba aš kažko nesuprantu, man paaiškina, prie stalo paprasčiau negu išsakytos, kartais suprantu, apie ką buvo kalba. Taigi aš užsirašiau 4 punktus. Juozapo sėkmės priežasties punktus, kodėl jam ta istorija vis tiek sėkminga. Mes daug kur skaitome, kad tenais skaitome, kad Dievas pasiliko su Juozapu. Skaitome, bet Dievas, jam taip neblogai, bet Dievas pasiliko su Juozapu. Ten tai parašyta yra šitoje knygoje. Tačiau mes matome, kad ir Juozapas pasiliko su Dievu. Ypač su Dievu, pagal visus punktus ir su
Patifaro žmona, jis pasiliko su Dievu, nenusidėjo ir būdamas dėkingas ir vertindamas visą, kas jo atsitiko. Taigi, Dievas pasiliko su juo visą tą kelią ir jis pasiliko su juo. Taigi, pirmas dalykas, kuris... Nereikia visų iš karto, bet nieko tokio. Nesat, viskas gerai. Pirmas dalykas, kuris tai man krito akis, kad Juozapas niekada nenuleido rankų. Nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje. Ir, žinot, kartais gyvenime mes būnam stiprus, jauni, turtingi, aš nežinau, sėkmingi ir atrodo daug entuziazmo turim, galim kalnus nuversti. O kartais mes būnam pavargę, ligoti, nusivynę, neturtingi ir tada ypač lengva nuleisti rankas. Bet tačiau skaitydami mes matome, kad Juozapas jokioje situacijoje niekada nenuleido rankų. Kai buvo su broliais, jis vis tiek buvo pasakojo, tas sapnus pasakojo, jis buvo paprastas, naivus, nes toksai buvo savimi, jis buvo savimi. Ir netgi kai jis pakliuvo į kalėjimą, kai jo galimybės kažką pakeisti savo gyvenime, kažką padaryti sumažėjo, jos buvo tokios. Gali būti tokias galimybės, tad kalėjime jos tapo tokios. Bet jis darė, mes galime iš konteksto suprasti, kad jis darė tai, ką galėjo, nes jis patiko kalėjimo prižiūrėtojams ir jie pastatė jį paaukštino. Paskui jo galimybės vėl įsiplėtė, jis nuėjo pas faraoną ir tapo viso Egipto valdytoju, jo galimybės vėl tokios buvo. Juozapas visą laiką buvo vienodas, jis nenuleido rankų. Antras dalykas, mes matome, kad kokia bebūtų situacija, Juozapas išliko ištikimas Dievui. Ypatingai tai matome iš istorijos su Patifaro žmona. Jaunas vaikinas, pilnas testosterono, jį gundo, bet jis sako, ne, nes aš turiu būti ištikimas Patifarui, aš myliu. Jis nesakė, kad myliu, bet aš negaliu prieš jį nusidėti ir aš negaliu nusidėti prieš Dievą. Taigi, jis sunkiausia situacija išliko ištikimas Dievui. Trečias punktas, kurį aš užsirašiau. Jis nesipiktino ir nekeršijo. Mes matome, kad jis niekam iš savo skriaudiją nekeršijo. Žinot, kai mus užtinka sunkumai, kai esam dykumoje, žinot, galime eiti per sodą, galime eiti per dykumą. Žmogaus, kai mūsų ateina sunkumai, išbandymai, mes galim dvi reakcijos. Galim nuleisti rankas, kristi į depresiją, o galim pereiti į agresiją savo energiją, supykti ant viso pasaulio, keršyti. Bet matome, Juozapas negaišo laiko, neeikvoja savo energijos kerštui ir neapykantai. Tai irgi galima pasimokyti iš Juozapo. Jis dirbo savo darbą, tai, kai jis galėjo toje situacijoje. Ir paskutinis punktas, tai, kad Juozapas buvo dėkingas. Tai, kai jis gavo, jis už tai buvo dėkingas. Tai matome iš jo sūnų vardų. Taigi, žinot, pasakydami sėkmės istorijas, mes sakydavom, kad tu tiesiog daryk tai. Ir viskas bus gerai, pardavimas. Bet mūsų gyvenime, gyvenime mes irgi turėtumėm naudotis tuo pačiu principu. Žinot, kartais gyvenime norisi gauti receptą. Yra kažkokia problema, kai esam problemoje, kažkokie sunkumas, taip norisi gauti receptą. Prieiti prie kažkokio broliuko ar dar kažko, paklausti, duok man receptą, kaip man pasiekti, taip ir taip. Tai aš sakyčiau, čia toks receptas iš 4 ingredientų. 4 žingsniai. Tiesiog daryti reikia. Bet yra vienas niuansas. Kai gaunam receptą ir ten parašyta gerti
prieš valgį, 3 kartus per dieną, 10 dienų, ne 3 dienas, ne 2 kartus, 3 kartus per dieną, 10 dienų. Ir jeigu tu receptą naudoji, tai tada jis veikia. Tai kiek reikia gerti šitos vaistus, kiek reikia juos naudoti. Pasižiūrėkime iš Juozapo. Juozapas 37 metus buvo sunkumuose. Daugesnėse, mažesnėse, jis buvo sunkumuose. Kartais gyvenime sunkumai ilgai tęsiasi ir nėra sprendimo, nėra išeities. Ir atrodo, aš darau, aš geriu tuos vaistus 1 dieną, 2, 3, nebegersiu. Nors 10 reikia išgerti. Nu tada eisiu antibiotikais, tada reikia dar stipresnių kitą kartą gerti, nežinau, kad negalima nutraukti. Tai va, taip ir čia. Kartais reikia būti ištikimam Dievui daug metų. Ir sudėtinga situacija. Kartais reikia nenuleisti rankų daug metų. Kartais reikia būti dėkingam Dievui už tai, ką jis darė. Ne už tai, kad aš svajojau, ką aš norėjau, bet tik už tai, ką jis man darė. Už tą mažą ar didesnį ir mažesnį. Tai va, čia yra 4 punktų vaistai, istorija. Tai, ką mes galėtumėm pasimokyti iš Juozapo ir perkelti savo gyvenimą. Na ir, žinot, jūs išeisit iš bažnyčios, grįšit namo ir pirmadienį nebeprisiminsit tų 4 punktų. Tai gerai, o jeigu nusipaveiksluosit, bet vis tiek reikia skaityti, dar ką nupaveiksluoti. Tai va. Naudoti reikia. Iš tikrųjų reikia naudoti. Kartais teks visą gyvenimą. Gal kai kam reikės visą gyvenimą. Lauktos sėkmės istorijos pabaigos teks visą gyvenimą. Tai tada tokį vieną sakinį norėjau įdėti tą. Jis nelabai vykęs gavosi, man tas sakinys. Kadangi čia sena versija, skaidrių. Bet esmė yra tokia. Kai mes einam pas Dievą su savo problemomis, mes turim atsikelti ir eiti pas problemas ir sakyti, su manimi yra Dievas. Čia yra esmė. Eiti prie kiekvieno sunkumų, prie kiekvienos problemų ir sakyti, su manimi yra Dievas. Kiek kartų reikia sakyti, tiek, kiek reikės. Tai yra svarbiausia. Žinot, kaip yra maldoje, kad malda, ką reikia, kad malda išklausyta būtų, kad malda būtų išklausyta, ne? Manas 3 punktų reikia, girdėjau tokį. Pirmą reikia išsakyti. Biblijoje mes skaitome Naująjį Testamentą, kad turim išsakyti Dievui, kas mums skauda, ko mes norim, ko džiaugiamės, ir ją išsakyti, įvardinti tai. Bet antras punktas labai svarbus yra. Turim tikėti to, kad Dievas mums išklauso. Ir mums tikintiems labai, yra įduota jau įprasta sakyti, Dieve, aš tikiu tavim, taip, aš tikiu tavim, Dieve, tikiu tavim, mes galim garsiai pasakyti. Bet kada mes pamatysim, kad tai netušti žodžiai, tik tada, kai mes atsikėlsim ir nueisim, grįšim prie savo problemų, tada pasakysim, su manimi šiandien, su manimi yra Dievas. Tai rodys, kad mes einam į sunkumus su problemu. Tai ačiū Jums ir malonu pas Jums būti Dievo palaimos pasaulio. Amen.